Šapnų rinkti gražiai. Daromės gruntą. Skaidiklis. Iš ko žinai, kiek reikia pėlti? Iš akies. Ramėgo proškį. Pilas skaidiklis, grunts ir kietiklis. Pirms gruntavėms buvo tragedija. Augustins nebuvo gruntavęs jau metus ar du ir užsitaisi blogą mišinį ir jeigu atkreipsia dėmesį, vėjo to pūti, kol pasidengi. Tai taip niekada nedarykėt, reik pūsti plonas sluoksnės. Nugruntavom, kiek buvo patiokų, kiek mes šveitėm. Ten nesimatė iš video, bet ir vienor ir kitur nubėga ten labai daug, tikra daug. Tai mes šveitėm, bet sušveitėm. Sakau, dabar arba iki šiukšlėnį, karač, arba reikės šveist koks 2 dienas. Ta lempa, kaip žygulį, kimarent stiklėnį, tai karač, paėmiau su 646, man atrodo, ir nusišveičiau per 5 minutės. Podažymą, pragurantavimą, reikia prasivalyti viską lietą. Kun tik lempas nupūti dabar klijuojas beržą su izoliu. Nesu tikras specialistas, bet mums parekomendavo gruntuoti vėsą. Dažų pardavėjas pasakė, jeigu bus balts pats, tai tas spalvėlį labai gražiai atsimuš, spindės, blizgės ir viskas jums gražiausia, tolygiausia sukips. Ir taip tyčia, bet dažant nebuvo jokių čiūdų. O taip. Pagal technologiją reikėtų dengti tik tas vėjas, kur buvo špaklius arba kur yra atviras metalas.
multiplator naują spalvą. Viskas užporkšta, kraščiuką. Tai va, čia apsidengiam. Na, čia ko reikėjo, nereikėjo visur papolį. Čia tai žiaurus čiūts. Toks būsios, ten nesapkapas. Bet šiaip daug patiokų, vargsiam. Baltą multiplyt mergyti. Prieit šeimininkus pavydės, sakys, blėt, daug mašinų. Noriu po dragbuk šlakstyt savo. Aha, atsirado tų puslių, blė. Nervas dėl patiokų. Saka, daug lengviau buvo, negu tikėjos. Beat Mode International dar analizė. O kap nugruntavom ir išdžiov iš ryt ir mes padarėm inspekciją, tai Augustino buvo panikas, ataka, bitlas buvo perbalis. Sak, mes negalėjom tokios dažyti. Sakau, pohu, dažom, čia žinai, nesvarbu. Sak, tėvus grįž, išpizdavos mus durnės išvadins. Bet uns grįžus pažiūrėti, sak, padarysim. Tai prišokom ir padarėm. Kapi, apatik. Geras kvapas. Darau. Geras kvapas. A gražiai. Gražiai. Kap nurinktų, gražiai. Ką baigėm špakliaut ir dar nusigruntavom tom mašiną, grįžo Kūmens, prišoka, mum pagelbėjo. Realiai mes paruošėm, pažaidėm ir, davai, dabar dirbam iš rimtųjų. Sušokom karač, su Kūminto moment 2 jau dirbom, dar biškėlį kelis veidus užpakliavom, mums jam palygėm, turėjo geresnių sugebėjimų. Jau primetėm, kad pinigai bala, bet iš kitos pusės man bet kiek buvo įdomi, būtent pradėti vystyti kažkokį įdomų projektą. Daug laikas stebėdavau visokius internetinius dalykus, savo mašinas tik vežiodavau pas meistrų, būdams šudaronkis užsimaniau tikrą išmokti kažko ir parodyti, kaip kas gali būti darom. Mes tikrai nedirbom profesionaliai, mes dirbom tai, kiek žinojom, kiek mums patarė ir kiek mums leida biudžetas. Biškį lempas užgruntavau, dar negana to, karočią biškį patiochų įpau,
Čia žiaurus bėgūnas. Bet prisišveisi, ne? Tai jo, reiks užvesti. Čia reiks labai išvesti. Ką? Sunkiai, lempas užpučio. Bus prikols čia tas lempas reiks ir nusipoliruot dar.